O nominacija už investicijas Kauno rajone tik patvirtina, kiek daug visko vyksta šioje teritorijoje ir dabar noriu kalbinti Aquateros investicinių projektų vadovą Kasparą. Sveiki gyvi. Labas, Pauliau. Kas tai yra? Tai yra trečioji Kika Group įmonių grupės priklausanti gamykla, kuri užsiema būtent naminių gyvūnų konservuoto maisto gamybą. Mes esame Kauno rajone, Žemaitkiemio kaime, atsidarėme čia 2025 m. rugsėjo mėnesį. Už manęs yra naminių gyvūnų konservuoto maisto gamybos gamykla, linijos, į kurias investavom daugiau nei 20 milijonų eurų. Pagrindinis produktas šioje gamykloje yra pouch tipo pakuotėse esantis konservuotas šunų ir kačių maistas. Galvodami apie gamybą, apie jos plėtrą, iš karto nusimatėme galimybę įdarbinti iki 100 žmonių, įdiegiant skirtingus etapus. Šiai dienai turime 30 žmonių komandą, kurie aptarnauja pirmo etapo pajėgumus. Tai gamybinis procesas susideda iš pagrindinių dalykų. Pirmasis yra žaliavos priėmimas. Žaliavą prisiemame ties atkrovimo rampomis ir ją pateikiam į gamyklos vidų. Gamyklos viduje srautus dėliojam taip, kad kiekvienas iš žaliavos komponentų patektų tiesiogiai į gamybinę liniją. Laikydami šaldytas žaliavas turime tokį sprendinį. Šaldytuvas iš esmės yra dideli kaštai vien dėl šaldymo tūrio ir ploto. Šiai gamyklai parinkome archyvinio tipo stelažų sistemą, kuri leidžia optimizuoti laikomų žaliavų tūrį iki minimumo, kad būtų galima tinkamai operuoti ir aptarnauti žaliavų ūkį. Taigi atvykusios žaliavos pasiskirsto dviem srautais. Pirmasis yra padažų ruošimas, į kur suvažiuoja sausi ingredientai. Jie patenka į reaktorių, yra sumaišomi ir paruošiamas padažas. Antrasis srautas yra mėsos suruošimas. Taigi šaldytuvo gautos žaliavos dedamos į patalpą, suruošiamos pagal atitinkamą receptą ir yra patiekiamos į smulkinimo įrenginį. Smulkinimo įrenginyje mėsa yra sukapojama iki labai smulkios frakcijos, kad būtų galima tinkamai sumaišyti su sausomis medžiagomis, kurios yra maišomos šioje maišyklėje. Visa gauta masė yra emulsifikuojama emulsiklyje. Emulsifikuota masė yra transportuojama siurblių į sekančius gamybinius įrenginius. Investuodami labai daug dėmesio skiriame automatizavimui. Automatizavimas apima pas mus nuo pat supakavimo iki galutinės produkcijos išleidimo į sandėlius. Taigi pakavimo metu pakuotės yra užlydomos. Užlytas pakuotės robotai deda ant metalinių sietų. Metaliniai sietai yra surenkami ant konvejerio, kuris yra paskui įstumiamas į autoklavą. Sterilizuota produkcija yra supakuojama į dėžes, dėžės yra sudedamos ant paletės ir paletė yra išvedama į gatavos produkcijos sandėlį. Laboratorija tai yra viena pagrindinių patalpų visoje gamykloje. Čia tyrime tiek atvykstančių žaliavų kokybę, tiek pagamintos produkcijos parametrus. Mūsų ekspertų komanda įsitikina iki smulkiausių detalių, kad visa pagaminta produkcija, kuri keliauja į daugiau nei 60 pasaulio valstybių, būtų aukščiausios rūšies. Taigi, didelis darbas jau padarytas. Dar viena gamykla Kauno rajone jau stovi. Ir mes matome, kad šioje vietoje galime sukurti be galo daug. Nuo gamybos ir sandėliavimo pastatų iki įvairiausių paslaugų gyvūnams. Gyvūnų viešbutis, specializuota parduotuvė, klinikos, parodų erdvės ir biurai.